Garbė Jėzui Kristui. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į Tave, Marija, nuolankiai aukščiausių tarnaitė, kuri pažinai jaunos širdies sumišimą amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje. Su pasitikėjimu te žvelgia 3 tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti Tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo karalystėje save išpildome pagal dieviškai planą ir gyvenimas tampa šlovės giesme švenčiausiai trybei. Šiandien visų pirma visus jūs sveikinu su kovo 11-ąja, mūsų nepriklausomybės diena. Šiandien visi suprantame, kokia gera ir svarbi yra ši šventė, ši data ir kaip gera yra ją švęsti. Tačiau labai tikiuosi, kad tų sunkių išmėginimų šviesoje, kurie ypač šiandien yra Ukraina, mes prisiminsime, kad svarbu ne tik švęsti, bet ir dėkoti už nepriklausomybę. Dėkoti už ją, bet taip pat ir rūpintis šią nepriklausomybę ir savo laisvę kiekvieną dieną. Mūsų tikrosios laisvės ir nepriklausomybės šaltinis yra nekas kitas kaip pats Dievas, dovanojęs mums laisvą valią, o su jie yra atsakomybė už mūsų pačius ir už pasaulį, kuris mus supa. Ir tam, kad geriausiu būdu pasinaudotume savo laisvę, turime geriausiai pažinti mūsų kūrėją. Dievas, pats būdamas be galo tobulas ir laimingas, vien iš savo gerumo laisvai sukūrė žmogų, kad padarytų jį savo laimingo gyvenimo bendrininku. Dėl to, kad kiekvienu metu ir kiekvienoje vietoje jis yra žmogui artimas. Jis žmogų kviečia, padeda žmogui jo ieškoti, jį pažinti, jį visomis jėgomis mylėti. Visus nuodėmės išsklaidytus žmonės jis šaukia į savo vieningą šeimą bažnyčią. Kad tai vyktų laiku atėjus, jis atsiuntė savo sūnų atpirkėją ir gelbėtoją. Jame ir per jį. Jis kviečia žmonės šventojoje dvasioje tapti jo įsūniais ir jo laimingo gyvenimo paveldėtojais. Tekstas iš Katalikų bažnyčios katekizmo. Taigi Dievas mus kviečia būti laimingo gyvenimo dalyviais, o ne tiesiog turėti galimybę išsisukti nuo amžinojo pasmerkimo ir nuo pragaro. Dar daugiau. Dievas ne tik kviečia būti tokio gyvenimo paveldėtojais, Dievas mus sukūrė būtent tokiam gyvenimui. Būtent tokia yra ir įstatymo prasmė. Duoti mums reikalingas žinias, nepasiklysti gyvenimo vingiuose ir pažinti tą, kuris dėl mūsų jau yra padaręs viską. Todėl Biblija yra tas nuostabus meilės laiškas, kuris mus parengia dangui jau čia žemėje. Ką tik girdėtoje ištraukoje iš Katalikų bažnyčios katekizmo, tai yra 1 numeris, ir tai buvo pati pradžia. Jei turite savo namuose Katalikų bažnyčios katekizmą, atsiverskite jį. Jeigu ne, atsidarykite internetinį puslapį katekizmas.lt, patį 1 numerį ir lėtai perskaitykite tą tekstą. Pasibraukite arba išsirašykite žodžius arba žodžių junginius, kurie jums labiausiai įstrigo. Tada peržiūrėkite juos ir pabandykite atsakyti savo klausimą, kodėl būtent jie ir ką tie žodžiai reiškia jums. Tam, kad tai galėtumėte ramiai padaryti, trumpam sustabdykite šį video. Sveiki sugrįžę, tęsime toliau. Kadangi šiandien yra laisvadienis, tai skirkite šiam video, šiai meditacijai, maldos laikui šiek tiek daugiau laiko. Tikiuosi, kad teksto skaitimas jums dar kartą priminė, kad Dievas mus yra paruošęs ne tiesiog pabėgimui nuo velnio plano, bet kad Dievas kviečia mus dalyvauti tobulėje meilės bendrystėje, kuri yra jame. Dar daugiau. Apaštalas Jonas mums primena, jog Dievas yra pati meilė. Ir Dievas yra meilė, nes tėvas myli sūnų, sūnus myli tėvą, o ta meilė, kurią jie dalyjasi, kuri yra tarp jų, yra šventoji dvasia. Mes esame žemėje todėl, kad pirmiausia Dievas norėjo ir nori mūsų iš savo laisvos valios, kad mes gyventume jame ir su juo, o jis gyventų mumyse.
Dievas kviečia mus į meilę, kuri nėra tiesiog emocija, tai gilus asmeniškas pažinimas ir santykis. Dievas mus myli meilę, kuri kviečia mus atsiliepti ir mylėti jį, ir kuo labiau mes mylime jį, tuo labiau ta meilė tampa mūsų gyvenimo principu ir pagrindu, padedančiu mums tą meilę nešti į pasaulį ir mylėti tuos, kuriuos savo gyvenime sutinkame. Kaip sako apaštalas Jonas savo laiške, mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo. Nes Dievas yra meilė. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumise pasilieka ir jo meilė mumise tobula tampa. Pirmasis Jono laiškas, 4 skyriaus 7-8 ir 12 eilutės. Šio susitikimo pabaigai, kaip šios dienos temą ir užduotį noriu jums palikti paskaityti ir pamedituoti laišką Efeziečiams. 3 skyriaus 14-21 eilutės. Pirmiausia, tegul tai bus tekstas paskatinantis jūs dėkoti Dievui už tai, ką Jis padarė ir daro dėl tavęs, o taip pat galimybė užduoti savo klausimą apie tai, kas ateinančią savaitę galėtų padėti jo meiliai labiau įsišaknyti jūsų širdyje. Tai turėtų būti savęs dovanojančios meilės veiksmas. Koks jis bus ir kaip jums sekės, galėsite parašyti komentaruose po šio video. Pasidalinimas savo apsisprendimais gali padėti kitiems surasti naujus būdus ir kelius augti meilėje, o taip pat padrasinti, kai kartais trūksta Dievo veikimo jumise patirties. Nebijokite dalintis, nebijokite išreikšti savo gyvenimo patirties, nes tai padeda pirmiausia mums patiems augti meilėje, o taip pat padeda kitiems patirti Dievo artumą ir užsidegti dar didesniu troškimu, eiti kartu su juo. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Palaimingos dienos, gražios šventės ir nuostabios savaitės. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.